Labas visiems. Grįžom į Kalaradiją, žaidžiam už turgus, kaip pamenat, su Vigoru, kuriam dinastiją. Šiandieną ilgai sprendžiu, ką daryti, kaip būti, nes, kaip matom, karai rimti vyksta su daug tautų. Turiu porą miestų, kurie yra labai man nuostolingi. Aišku, galėčiau sumažinti garnizoną, padaryti netokius nuostolingus, bet aš truputėlį padarysiu taip, ir taip tų miestų pas mane 8. Manau, paliksiu kokius 6. Padarykim taip. Ir padarykim taip. Atliks man kaip tik 2 lordai, kuriuos galėsiu pravaltas įdėti. Einam dabar čia, einam čia, einam į valdas. Oi, kiek čia tų valdų jų prisirinkę, jie atiduodam. Taip. Pasikeliam mes santykius. Kaip savo, reputaciją su Oleku, kuris kaip armijos vadovas niekam tikęs, kaip atsimenat, jodinėja pirminas, gal taip niekur nenujoja. Ir Rovalda. $97,194. Patys spręskit. Turi virš 90. Reputation užtenka, sakant, viskas. Jūsų reikalas. Dėdį barzdą atidavė ir liuks. Tai va, galite už tai laiką pastatyti, arba dislaiką, jeigu jums nepatinka mano veiksmai. Kaip aš sprendžiu problemą susidariusią. Taip, turėtų pinigėlių 4000 tikiminis, nes aš 2 labai nereikalingų miestų. Dabar kūrėm būrius. Turiu 3 laisvus. Tiksliau, šitos Naharkos aš nieko nepaleisiu. Pasimam jautį, jam būrį padarom. Būrį kai sukūrėt, jau kas nekūrėt. Jisai jiems pinigus iš manęs. Dabar jis ima 34, nes tą turiu vieną kareivį. Jis galės turėti iki 154, kažkur minus 4000, skaičiuokit kiekvienas būrys. Aš tikiuosi, į to laiką spėsiu atausti gerai kazuitus, susirinkti pinigėlių pasikelti. Imam kalvį, jo būrys ir paleidžiu savo brolį. Jisai dadėdavo Nažonas Bratkis man. Jis pas mane armija yra. Jisai mano raiteliam dadėdavo gerą pliusą. 3 būriai, jeigu po 4, tai 12 000 į minusą, 20. Panašiai tiek į būdavo su tais miestais. Kadangi, kai matom, mano buvo būry, mes jam galim duoti kareivių pradinių. Tokių pigekinių biškį duokim. Į tą užsilikusi kažkokį bandituką. Flibustierą. Pradžiai. Ir pas jų kaina bus visai kitokia. Moku 193. Galima pasirinkti prioritetą. Tai gali būti besiginantis būrys, ginantis teritoriją mūsų, gali būti agresyvus, o gali būti neutralus. Aš didelių skirtumų teisybę pasakęs, netgi jeigu padarai, kad jisai būtų besiginantis, vis tiek kitas iki pol. Tai neutralų. Pakolkas 4, taip ir palikim būrius. Minus 12 kavaukų. Brangiai jis man kainuoja. Bet automatiškai, jeigu mes pasižiūrėsim būrius, kiek jie galės turėti, 298 prieš 161. 4,5 su viršų, tiksliai neskaičiuosiu, kariai. Tai jau nedidelė armija, dasidėt prie sturgų pajėgų. Va, kai matom ir matom mano būrius. Aš jūs belė kada galiu atšaukti. Plus Nažonas artė, tai jo nerodo. Čia bukas, čia jautis, o čia kalvis. Tegu jie galės jungtis, kai neutralų pasirinkot, gali jungtis į kitas armijas, žodžiu. Man rodos, kai pasirinksi besiginant ir agresyvų, nes jeigu ten koks Ravangats pakvies, jie prisijungs į armiją. To tiksliai nežinau, jeigu žinau, komentarė gali parašyti. Dėl to dabar sudvėjojau, bet man rodos, kad jie stoja į armijas. Neutralių tai tikrai stos. Jeigu juos pakvies, aš galiu pats juos pasikviesti į armiją. Taip, superkom visas vynogės, visokios alyvogės, reikia kažkiek parduoti. Arkliukų, nes labai jau daug turiu prisirinkęs ant rupūžių.
-4000. Nu, -2. Gerai, bus. Neturiu pinigų tiek. Man reikia greičio biškiuką. Kur priešai dabar galvojam? Mes su kazuitais dabar kariaujam. Te armija yra Oleka gan stipri. Vis dėlto jisai nušliaužė iki Penkenoną, čia jodinėja. Vienas iki sugalvoja, kažką reikia veikti. Kiek čia gali pirmyn atgal jodinėti? Nežinau, pavyks jam kažkas, nepavyks. Dabar tie mūsų būreikiai atrodo kaip armijos. Taip. Nu, 104 gynėjai, pakol kas jų užtenka. Reikia Tijalą užsukti, parsiduoti, pinigėlių. Pasidaryti. Šarasas sukilo. Kodėl jis sukilo? Kodėl sukilo miestas Šaras, kuris randasi Čenajos? Besarino, matyti, ištikimybės viernas buvo mažai. Na ir žiūrėkim. Matom, yra vat, klanas, frakcija, tipas, kad vlandai, nu, tipo tautybė. Ir yra Blagapalūčia ir viernas. Viernas yra ištikimybė. Jis man paaiškiai, ką reikia daryti su miestu, kad pas jį būtų ištikimybė 3. Kaip pas mane visose miestuose ten 40-50. Jis nuo 25 ir mažiau gali sukilti. Kaip jis dar nesukila? Čia ištikimybė 12. Buvo valdovai mūsų kraštų, pas mane 35 ištikimybė. 44. 55. Kaip pavyzdys. 44. Ir kur tas miestas? Ai, va, seniau. 35. 50. Na, žodžiu, sukilti mano miestam negrėsi. Kaip čia reikia valdyti, kad taip minusai valdyti? Nežinau, neklausti. Čia kompiuterį reikia klausti, kuris valdo. Taip, jojam čia. Nes dabar tai sumos nedidelės. Tik 5000 minusą, nes tų nereikalingų miestų, kaip sakant, nuo stolynų atsikračiau. Galėčiau dar sumažinti sumą. Galima padaryti taip. Mačiau, kad yra, sakykime, pravendė. Pravendė reikia rinkti dar kariuomenės. Skolą reikia, bet yra. Toj pily užteks per akis. Tirbų užteks virš 300. Andraikį užteks, kad, automatinis, samdyms kareivių. Ka man tiek nekainuotų brangiai paskui. Miestuose aš stengiuosi jau daugiau kareivių laikyti. Nes vis dėlto miestai yra pelną nešantis dažniausiai. Nors lygiai galima 500 visą laikyti ir problemų nebus. Tada tikrai bus pelnas. 24 000. Kodėl jūs tokie vargingi tie miestai? Neturi pinigų rūpužės. O, rūpužė beveik 2000. Nereikia man tiek. Ir reikia parduoti arkliukus. $0,25. Raudonai deg neverta pardavinėti. Brangius pardavinėsi, tai pinigai tai pasibaigs. Nuo -0,2. Net taip daug minusą. Truputėlį pasidarom kapeiko. Kur tie prakeikti hazuitai?
Jie tikrai surinks tas armijas. O, akrūma, palauk. Kur jau jie? Padraugaukim, ne? Ne, nenori draugauti. O teks, niekur nepabėgsi. Here we are. Jumis visas dabar Überlangi. Stop, I yield. Resurs, atsimenam? We are at your Galą į kaktą. We are Enough. 4 kariai iškilų lygis. Labai gerai. Taip, pagal klasę pačias brangiausias. Ir 173. Ai, netilps visi. Mail. Ai, jūsui nereik pirmą lygį eiti. Iš vis. Kaimietukai vietiniai. Ir staigiai tijalo. Čia 2 sugebėjo pabėgti. Palauk. Ai, aš jų nepavysiu, ne? Žakulan sukilo. Ura, šaunu. Dar kas nors sukils. Dar kalėdas tegu sukilo ir taip toliau. Oleks tą 5 kanoną šiemet turbūt paims. Ne. Tikėkimės. Mes jaujam. Džigūrs pabėga. Tikėk, te vedžiau aš jumis. Vot svoločius, a? 1098 metų pavasario 15 dieną iki manęs priėjo kalbos, kad imperija apjungia jėgas prieš savo priešus. Slapčia. Ot parazitų, tai yra vakarų, pietų ir šiaurės imperija. Man jau kaip ir vienodai, nes aš vis tiek kariauju su visais. Čia vienu daugiau, vienu mažiau, jau nebėr skirta. O ką, jūs man pinigėlio atnešti. Man dabar reik pinigų, nieko nežinau. O 25 000, prašau. $14,000 prisitaupė pinigėlių. Tuos parduokim. 8-3, bet reikia nusipirkti, nes pasibaigs paskui. Reikia įvairaus maistą, kaip sakant. Turiu šarvų, turiu visko, bet negaliu parduoti. Nes vėl prisirinka arklių. Jo, šitų tai jie stengiasi. Nulis 18, numeris tiek. Kam užkilo lygis? Liduje. Čia parinkim, kad galėtų perduoti ginklus nereikalingus, nes gal aš jam kada duosiu būrį valdyti kokį.
Čia 10% nuo mokesčio, čia 10 nuo muito. Tai nematau didelio skirtumo. Gal, jeigu yra skirtumas, duokit žinot, gal aš suklydau, bet bus matyti. Va čia, kad sukyla, tai labai blogai. Nemačiau, kad pas juos ten toks prasts. Nu ką, tą armiją sumušau, dabar neturėtų būti čia arti kazuit. O papa, ką čia, Oleks paėmė? Paėmė, kaip penkeноną. Im ab komera. Jau taip stoji užėmė, nieko savo. Kas valdys? Kodėl jam pastovi viską atiduot norit? Jis taip miestų belė kiek turi. Net nežinau, kam čia atiduoti. Tiem aš nenoriu atiduoti. Padarykim taip. Gaudens jisai prarado pilį ir miestus tenais sukyla jam miestai. Jam vėl duokit miestą. Tai valdyti nemokas iš to. Va. Jo miest buvo Žakulans, jeigu aš gerai pamenu. Turbūt. Armija. Deneka. Deneks renka armiją. Na, neužimsiu tas pilies, nespėsiu niekaip. Kiek tai pilį gynėjų? 150. Labai nedaug. Pagrindė tik tais šauktinukai. Jeigu surek daugiau lordų, kad... Šiaurės imperija jums paskelbė karą. Nu, kad, sakau, čia, kad ten tas slaptas jų susitarims, tai čia man... Nei šilt, nei šalt jums. Ką, daugiau tau nieks neprisijungs prie tavęs? Kur tu išėjau? Ne, mes taip nesitarėm, tu ten nepulka nuo pilies. Aš jau žinau, kur jis traukia. Jis traukia į Vladovą. Tuoj Šiaurės imperija čia atsivilks, nes jie čia šalia randas. I'd wish you peace and Tu linki man taikos esi, taip žinai. Opa. Sultanatas yra pralaimėję Olekui, taip suprantu. Aš jam padėti norėjau? Ne, nenoriu aš jam padėti, aš noriu jį užpulti truputį ir parduoti jo kareivius. O to tą patį. Chicken dinner, kaip ten būda. Ja. Enough. 1, 2, Enough. 3, I give up. 4, 5, I give up. 7. Pinigų uždirbsiu pardavęs anos.
tavernai. Taip, įmam, tavi. Nu ką, dar su Pietų imperija nekariauju, tai reikia trenktis vėl į Javą. Aš dabar galvoju, o aš tą Znacharką paskyriau medikę ar ne pas saviborį. Man būtų labai įdomu sužinoti, aš kažkodėl tokią nuomonę turiu, kad ne. Pakalbėk tiksliai, ja? Geras. Šiek padės ant galvos. Panašus į mano. Taip. Nepaskirta. Būsi chirurgu. Viso gero. Nes pas ją šiaip... Kam čia užkilo dar? Valdymas. Čia vietininkė yra, tai nėra didelio skirtumo. Jeigu jie apsups, va minus 10 ten maistą, taupiau bus. Ir tipo, jeigu vien grūdus valgys, nekris kovinė dvasia. Nu, nebūtina grūdus, vieną maistą. Vienos rūšies. Ką aš norėjau pažiūrėti? Šitą. Jo, pas ją 98 medicina. Gerai, kad ją paskiriu chirurgų. Gydys man kareivis greičiau. Mani patį lopis greičiau. Nu, jau dabar čia turėtų kur nors Šiaurės imperijos armija taip pat judėti. Garantuoju. Maisūrų. Kas tu toks? Man reikia taverną. Pinigai. Nors daug, bet vis tiek per mažai. 25 000. Prašau. Kodėl jūs pinigų neturit rūpužės, nu? Man reikia parduoti daiktus, negaliu. Reikia parduoti arklis, negaliu. Parduočiau tų arbatų, bet šitie kaip tik raudoni. Tiek tos tai 600. Kur Šiaurės imperijos armija? Negali būti, kai jo šiandien nėra. Tikrai netikiu. Rimtoj laim. Na, kam įdomu? Oleks kažkur išvaro. Kur išvaro, nežinau. Kastimir sumastė imt lagetą. Nu, jo reikalas. Mano būriai renka reivius. 100 turi. Kodinažons tik tai 77. Kuo tu atsilieki. Ir žiūrim, kiek išleidži. 393 pinigėlius, 482, 316. Dar neištobulinti, jie dar pigus kareiviai. Taip, negaila pakolkas. Va. Matom armiją, Mirona. Na, aš taip supratau, nes kaip ir Šiaurės imperija kitur neturi kur pulti. Diatmui, kas ten valda, turėtų būti normaliai, plus toli nuo Šiaurės imperijos palyginti. Garnizone belikė tik 207 kareivių. Iš viso beveik sunaikina garnizoną. Nu, užims miestą ir užimt, ne mano bėdos, jeigu jie grybą pjau. Aš laikiu 500 su viršų, į tai da galvojau. Nu, čia 200 palikti. Sueis. Už Markoną 2000. Gerai, pinigai. Puolam, mes vyrai, puolam. I think I don't know ya. 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 I think I don't know ya.
I think I don't know you. I think I don't know you. I think I don't know you. Know that. I think I don't know you. Know that. Know that. I think I don't know you. Know that. Know that. I think I don't know you. I think I don't know you. I think I don't know you. Know that. Know that. I think I don't know you. Know that. Know that. I think I don't know you. Know that. Know that. I think I don't know you. I think I don't know you. I think I don't know you. Know that. Know that. I think I don't know you. How long now for? Give me time to enjoy this grace. Give me shine, give me any bit. What's wrong? Come tell me please. Dear Lord, tell me please how long now for? Give me time to enjoy this grace. Give me shine, give me any bit. What's wrong? Come tell me please. I think I don't know you, know ya, know ya. I think I don't know you, know ya, know ya. I think I don't know you, I think I don't know you, I think I don't know you, know ya. I think I don't know you, know ya, know ya. I think I don't know you, know ya, know ya. I think I don't know you, I think I. Ne taip daug lordų paėmė nelaisvę. Negerai, negerai, čia negerai. Negerai, darai. Reik daugiau, reik pinigų. Taip, 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 taip. Gerai. Imam viską atiduosiu. Tiesiog kažką sunkaus reikia atiduoti savo kariams. Taip, gydai dar žinau sunkus būna, ne? Nu, vieną padariau. Ietininką. Nu, velniai nematė. Tie kareiviai neprarado. Šiaip nesikišo. Kaip sekas ten pietuose. Oleks lioleks bėsas žino, ką daro. Kalvis jodiniai pagal Rovaldą. 131 karį jūsų rinkės. Jis ką, padės lagetą imti. Rimtoilą mes praradom. Pakol kas nieko ten tragiško, kad nevyksta. Nu, jie dabar kelia savo lygį gan greitai. Net nežinau, ką tau sukelti, gal medicina kažkiek. O, poniai sukila medicina. Jeigu kaimuose ilsimės, plus 20% greičiau gydo ir... Prie senukų virš 40 metų, žodžiu, nu, vyresnio amžiaus. Lordo, jeigu bus mieste, kils jai reputacija, santykių geresnė. Plus 15% greičiau gydo, kai jūsų kovinė dvasia 70 ir daugiau. Ir tas pats, virš 40 metų mieste. Aš pasirinksiu vis dėlto, kad 15% greičiau gydytų keli ir panašiai, nes pas mane visą laiką kovinė dvasia 100 ir apie 100. O čia 70 ir daugiau.
20 besiilsint arba procentų arba 15 stabiliai. Nu, aš geriau pasirinksiu 15, bet visą laiką. Ne visada yra to laiko ilsėtis. $21 000 stabiliai. Taip, reikia parduoti mums grūdus, šiek tiek sumažinti. Tai visą laiką biški. Arklių skaičių. Ir man už juos iš vis nieko nebemokėsiu. Šiek tiek arklių privežiau į tą miestą, turbūt ten. Ir kas veža arklius pardavinėti. Visokie pirkliai manikėjai, galvoju, nu į pechlą kaip kainą sumušė. Bet jau tik minus 0,16. Ką čia dar galim gal nusipirka nors maistą, žinai, tai nieks nevežnė. Tai yra blogai. Ravangadas kuria armija. Ir matomai Nemosą pasikvietė, nes joj. Lanoka Hena ima pavadinimą. Atėjo Lagetą savo ima, būdu būri abidvi armijos. Į vargą nematai. Opa, jau jim kažkas. Kaip jūs ten spėjot atsibelsti taip staigiai. Gerai, man belaisviai reikalingi. Svarbu neprarast lankininkų. Raitelius ir pėstininkus aš atstatysiu greitai. Nu jie čia pasikeisdami kazuitai su Šiaurės imperija. O, Lagetą užėmė. Kam atiduosite? Godūnui, Kastimyrui ar Vaširkui. Jeigu aš biškį Kastimirui va taip vadame, tai biškį reputacija sukils. Esu tais labai smarkiai nukris. Nu, nedaug sukelkim. Aš už Kastimirą. Pakilo iki 7-4, nors tiek. O to kažko žema su jų reputacija. O čia jie pasikeisdami. To kazuitai, to Šiaurės imperija puola. Čia valčių jie neturi. Ai, čia man padėt pėstinį tie. Pilies gynėjai negerai, kai jie padėt. Tai, mano pinigėlį 2, 3, 4, 5, 6. Klasė. Nuo aukščiausios. Pam. Tu nereikia. Na, kiek pastavė gynėjų liko? Nu, nieko gero. 77. Garnizonas beveik visas išmirė, 20 beliko. Nu, dar sultanatas sustiprėja, prisijungia klaną. Ima Lanoka. Ravangats, nežinau ką veikia. Jis kviečias mano. Vadukans kalvis. Hopt prisijungia. Nespėjau nuėjot nuo miesto, nuo pilies jau puolu. Ten medum patepta jum. Tai ką, jūs tokie pigus? Už tave 3000.
Nu, velniai nematė, 16 tai 16 tūkstančių. Aš iš vietos negaliu pajudėti, nei pirmyn, nei atgal. Tiesiog vieną armiją sumušu į D10 matyn, vieną armiją sumušu į D10 matyn. Kaip sakom, pivka, dvierivka. Ką galima nusipirkti iš jūsų, ponai? Nieko. Nu, į tiek tas, tik 4000 nieko nepadarysiu. Ir naujo čia vėl mąstyk. Kaip jie nori tą Vladovą užimti, aš nežinau. Nespėjau pasitraukti jų pol. Nespėjau pasitraukti jų pol. Vakarų imperija pralaimėjo, prieš tai pralaimėjo Aserai, dabar Vakarų imperija pralaimėjo. Nu šaunuoliai vyrai, šaunuoliai. Daužo armijas. Nu čia pasikeitė, buvo prieš kazuitai, dabar atėjo Šiaurės imperija. Su mūsų Šiaurės imperija ateis kazuitai. Ir pasikeisdami. Aišku, tu belaisvis, ir tu belaisvis, ir tu belaisvis. Ko jūs tikėjotės? Pasikeisdami puldinėje tą vieną pilytę ar nabagį. Nespėjau iš jų nabagų pardavinėti. Į belungį, tiek nereikalingi. O, 28. Kalvis gavo naują lygį. Kur kalvis? Čia uždėkim, gal reikia mediciną dar kažkaip, nu. Kareiviai nežūtų. Karavangats geras surinka armijos. 1000 lygį. Aišku, tu išlūdai. Aš net nemačiau. Nu gerai, kautis tai kautis, naktį tik tiek. Aš galvoju, kad čia jums reikia pasiduoti. Kiek čia jūsų yra? 600? Normaliai taip surinka. Sakau, pasikeisdami jie, pasikeisdami.
vienintelį tik tos atgausi. Enough. Svarbu ne We are fėlį. at. Enough. Jų čia nėra kur gauti. I give up. Nu, čia šiaip armija buvo. Gan nesilpna, galiu pasakyti. Šitą atsisakom tų antro lygio visų. Galėčiau sutalpinti va šitas brangis. Nu, tikiuosi, spėsiu, nu, grūdai tiek tos, taip jų per daug turiu. Spėsiu kiti jalą dajoti, ne? Taip sakot. Kol užpuls vėl Vladovą. Kiek tie atriadai valgo man. Matom, armijai, taip pat vėliavikės matos 3 reiškia, kad jie prisijungia prie kažkurios armijos. Tai yra Pasravangada, Nemosas. Ir Vadikandas irgi pas Ravangadą, abudu. Prašau, Ravangadui lyčni 267 kareiviai. Taip sakant, papildomai. Gali ne aukštos klasės. Ne, už 1000 nepaleisiu. Čia yra Vlandai. O man kažko tie Vlandai nesunaikinti nepatinka. 3 armijas ten vaikšto. Nu, ar duodam. Ale visai naudingus darbus taiks kariaut su jais, ne? Pardavinių 41 išmoks. Tada galit milijonierių būsi. Palygogių, vynogių. Atvežė. Labai gerai paįvairinti maistą. Racioną, taip sakant. Aišku. Biškį sumažykime grūdų kiekį. Vėl ganom bandas. Taip, visada. Revilskiai reikalingi bus galima užduotis, jeigu atsimenam daryti tiem lordams saviškiam, jiem reikia dažnai tokių arkliukų. $6000 mums, ką galim dar nusipirkti? Sūriai ir šviestam tikrai nereikia. Šarvutą, aišku, tu neturėsi čia normaliai. Manau, tai brangiausia esu nupirkęs. Nu, minus 6000. Daugokai. Lagetą kažkas bando įkinti. Avangats rimtoj atsiminė. Kastimirs laukia Poleką. Jie apsijungs. Gali atmuš. Gali ne. Na žono nieks nepirk. Ne, tu nereikalingas toliau tai jeigu ne. Ne, kažkas jau degin kaimą po Vilniais. Kiek jūs tų armijų surinksite, man klausimas. Ulin. A kodėl pas jį nėra šauktuką? Vėl tą pilį kaimą banda degint. Nu, tegu degint, nieko nepadarysiu. Ne. Nenoriu aš paleisti jūs. Viskas raudonai dega. Nebeužtenku. Taip, žiūrim. Pas Kastimirą nedaug sužeistų, pas Oleką irgi nedaug. Įtariu, kad jie sumuštant tą armiją. O gal tik prasidėjo kova, neaišku dar, taip sakant. Negirk dienos be vakaro, kaip sako. Važiuoja kitą kaimą degyti.
Vis dėlto sudaužė, man rodos. Prašau, 6 kareiviai. Išsaugojimas. Nu gerai, tai bus išsaugo. Ja. Sumušė kažką, labai puiku. Ravangats atsims Rimtoilą. Mes niekada daugiau nepraradę, tik tais Lanokheną dar reiks atsimti ir Apkamerą. 3, bet paėmė Penkinon ir Lagetą. Nes Rimtoilą atsims ten štuką. Kareivių. Tai, kad degi negerai, jis sumažys pas savį. Kareiviai, nors ir taip niekada nėra. Na, kur tu bėgi? Nu, kur tu bėgi? Why are you running, kai sako. Why are you running? Tiksla nėra man čia jų gaudyti. Man reikia armijų. O, iš karto jiem kyl gražiai viskas lygiai, nes kai jie valda. Pėstininkų gal taip neišmuštų jo. Rimtoilą atėmė. Ir dabar, jeigu Ravangats protings, jisai eis Lanokheną, Apkamerą paimti, atsimti. Tų pilių atėdo, aš nežinau, ką darys. Šiaip pas juos armijos nėra didelės, bet turbūt karių lygis aukštas. Ir Pasolėką baigęs, man rodos, įtakos taškai. Na, kur tu joji? Aš žinau, kad joji degit. Kam atiduos Rimtoilą? Godūnui, to vyrui arba Jurigui. Kadangi su visais 99 patys spręskite, kam jūs atiduosite, kam neatiduosite. Rimtoilą kaimo, tiksliau pilį. Nu, į ką tu čia dabar darai? Ką tu užpuoli? Karavaną? Ne. Negražų karavaną. Nu, jam jau dabar nebepavyks jį kažkas nukirta. Nu, jau drąsiai šiau. Varą žiūri. Taip. Parduodam visą šitą gyrį. Šitų neparduodam, mes iš jų padarysim kareivių savo. 5 pėstininkus atgausim. Ir prašau, 8 tūkstančius, dar taip daug, bet... Ką darysi? Nu, pažiūrėkim, ko atvežė gerą. Nieko. Tak ką tu čia, nesupratau, karavans atėjo, be nieko. Negerai, taip negerai. Tie kaimus degina, tai čia normalus dalyks. Pauzė pas. Reikia pažiūrėti, kaip ten pietuose reikalai. Taip įsivaizduoju, kad sunaikins jų garnizoną. Nu, 100 metų sunaikins. Aha. Ravangats, trauk, pulti. Toliau Vakarų imperija. Su kuo kariauja Asirajai? Tik su mum. Jie netgi su Vlandais pasirašė tai, ką aš galvoju, ko sunaikins, nei velnė.
O gal mes su kažkuom galim pasirašyti taiką? Pažiūrėkim diplomatiją. Ne. Nieks manęs nepalaika, žodžiu. Nieks nenori taikos. Nenori, neveikia, aš dabar padarysim. Pabandykim pilį užimti. A ne? Galim pabandyti. Arba negalim. Matysim, kaip bus. Aš dabar nematysiu, ar imt ant tą. Negi kazuitai armijos nebesūrėm. Būtų keista, o ką kyla lygiai. Na, žonų iškyla. Jam čia duoda, ką čia duoda. Nereikalingus šarvus gali perduoti savo kareiviam. Plius jisai gali tos lordus savo samdyti, bet jis ar samda, ką kažė. Čia tik man, tas būtų pliusas 25 Sputniką naimu. Armijoje minus 25% išlaikyti kareivius. Plius jisai mėgs grobti, aš žinau, kai jis degin kaimus. Plius 1 duotų. Net nežinau, jis perduos klausimus, bots. Nereikalingus šarvus. Kareiviam. Neperduos. Vėl nežinau. Perduodam taip, bet aš žinau, kai jis degin magijas. Taip ir galvoju, kur tą kaimą miestą pulti. Tiksliau, tą pilį jau puol. Spėsiu dar ir turėčiau. Šansų Epinozo man užimti nėra, prašiausiai. Ne, yra, jeigu aš paliksiu Vladovą. Pasikeitė tik tais. Naktis, blin. Ką, dar sykį sumuškim. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me, give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your feelings, just feel them. It's okay if you wanna cry. I'll hold you forever, chase away all of your bad dreams. You got me, you always got me. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. Let it out, out. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me, give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your feelings, just feel them. It's okay if you wanna cry. I'll hold you forever, chase away all of your bad dreams. You got me, you always got me. Let it out.
Happy end. 1, 2, 3, 4, 5 lordas. Neblogai. Šiaip taktika kažką pakeitė, matom, tik ant lankininkų apėjo man biškį iš šoną pėstininkus ir pabandė lankininkus užpulti. Gerai, kad pamačiau, o jeigu būčiau pražiūplinęs, o aš sugebu pražiūplinti, tai ne kažką būtų buvę. Būčiau labai keikęsis. Viską įmam, atiduosim biškį. Sukelsim levelį savo kareiviams. Ir reikia atiduoti tuos. Reikia sunkius daiktus atiduoti tuos. Atmainom. Pirmą balnus išdalinam. Balnus. Po to einam skydus. Tai yra kas sunkiausia. Po to einam dar skydus dalinti. Tai dar per daug krūvį neturim, tada biškį grūdų gal reikia atsisakyti. Žuvies, 1100 žuvies, niekam tik nereikia. Lagetą vėl bando kažkas pulti. Aš nesuprantu, pavyzdžiui, čia arba kas per armiją. Tai yra vienas greičiausiai variantas. Vakarų imperijos armija čia nėra, čia greičiausiai puol Asaraitį. Bet tai ko jie tikis, kai dvi armijos šalia? Virš 1000 kareivių. Oleks, jo, pas Oleką baigės įtakos taškai, jisai paleido savo armiją. Išformavo. Kaimus degin. Nieko nepadarysiu šitoj vietoj. Na ką, manau, čia vienoje toje pačioje vietoje stovi, niekur pajudėti negaliu, tik pinigėlių didinu. Jau 100 000 pliusą išėjau. Manau, teisingai padariau, kad... Nežinau, parašykit jūs savo nuomonę. Ar teisingai padariau, kad atidaviau 2 miestus nuostolingesnius. Ir sukūriau tiek būrių. Ne taip daug. 4 su savo. Dar galėčiau 5 paleisti. Bet kol kas ne. Turiu jau nusižiūrėjęs, kad žmonikė sėdži šitam Nivianske. Niekam ten tik tiek, kad Nivianskas daug minusą neatneš. Prideda ir viskas. Aišku, apleidau miestus, nebestatau nieką, nebeprižiūriu. Bet pakol kas į minusą ištikimybę nekrentai. Nesukils gal diatmai kaip reikalai. Su ištikimybė 24 krenti minusą. Gali sukilti ne už kalnų. Nu, sukils. Niekas nepadarysiu. O čia kažkuo apie kur atėjo mano oro valtas. 19. Ir dar krenta. Valdytojas. Atsimenam šitas replės. Tai jis jau prarado miestą. Galvojau, gal tas nors normaliai valdys, bet irgi žiūriu, kad nieko nedaro. Na, taip, kompiuteris sureguliuotas. Gerai. Šitam video tiek apie kovas amžinas sturgų beveik su visais. Kaip matom, jau tuo ir pietų imperijų karą paskels, nes tos imperijos jau eina kalbas, kad jie apjungs pajėgas, jėgas, kautis. O pagrindinims jiem priešas būsim mes, sturgai. Tai va, visiems iki.